Tai kas nepavyko šiandien, kas sutrukdė geriau pasirodyti? Pick and roll gynyba turbūt, neapsigynėm pick and roll. Arba mažas įmesdavo, arba duodavo pasą besileidžiančiam dideliam ir tas laisvas iš pakašėme. Šiandien varžovai atkovojo labai daug kamuolių puolime. Ar čia tiesiog nuovargis ar kažkokios kitos problemos? Nežinau, jie gerai kovėsi. Nežinau net, kas lėmė jų taip gerą atkovojimą kamuolių. Būtumėm žinoję, būtumėm pakeitę tą. Kokias išvadas darysit kitą mačą? Pick and roll gynybą turbūt mokinsimės iš naujo ginti pick and roll, nes šiandien sakau, neapsigynėm. Tai turbūt mokinsimės pick and roll gintis. Kaip šitas startas įtakos, kaip galvoju, tolimesnės? Nežinau, reikia žiūrėti galvą iškėlus į viršų iš tik vienos varžybos. Aišku, kas man belieka sakyti, tik taip, bet tokia realybė, niekur nebeturim kur trauktis. Labai sugadino gimtadienį? Čia yra, aš negalvoju apie gimtadienį, čia yra darbas tas, kas kelia mano malonumą ir aš negaliu tai būti. Serija trupesnė ar buvo kalbų, kad svarbios labai, ypatingai svarbios pirmas varžybos, ar tiesiog varžybos? Aš manau svarbios pirmas varžybos, nes toks psichologinis galbūt, bet iš dalies ir svarbios, iš dalies tai čia tik tai pirmas varžybos. Kaip pažiūrėsi taip. Tai, kad vis tiek jūsų komandai dvejos paskutinės savaitės buvo labai sunkios. Ar šiandien tai turėjo įtakos komandos fiziniam galbūt pasirinkimui pačiam? Galbūt ir tas turėjo, bet čia nepasiteisinas, aš manau, mes negalim teisintis to, kad jeigu teisinsimės, tai kiekvienose varžybose galėsim rasti pasiteisinimą, bet turime eiti į aikštę ir įrodyti, kad mums nereikia pasiteisinimą.